Prasidėjo metinis pajamų deklaravimas. Ar žinote, kodėl vienais atvejais gyventojų pajamų mokestis grąžinamas, o kitais tenka primokėti? Dažnai manoma, kad tai buhalterio klaida, tačiau realybė kita. Jeigu savo darbe užpildėte prašymą taikyti neapmokestinamą pajamų dydį, tai skaičiuojant jūsų darbo užmokestį, kiekvieną mėnesį yra pritaikomas NPD pagal to mėnesio gautas pajamas. Tačiau jeigu metų eigoje keitėsi jūsų atlyginimas, gavote priedus, sirgote ar gavote kitų pajamų, galutinis metinis skaičiavimas keičiasi. Kiekvieną mėnesį pritaikytas NPD gali nebeatitikti galutinės metinės sumos, nes deklaruojant pajamas, mokesčių inspekcija perskaičiuoja taikytinę neapmokestinamą pajamų dydį pagal metinę formulę. Tuomet ir atsiranda skirtumas. Gyventojų pajamų mokestis gali būti grąžinamas arba mokėtinas. Svarbiausia suprasti, kad tai yra įprasta situacija, o ne klaida. Išsisaugokite šį video, jis gali praversti jums deklaruojant. O jei reikia aiškumo ir konsultacijos, kreipkitės į mus.